Nu ką, sveiki draugai, vėl atvažiavom į objektuką. Tai žodžiu, parodysiu, kas kaip sekasi ir kokie tolimesni darbai, kaip darosi kas. Ir tuoj apsuksiu kamerėlę. Tai va, žodžiu, čia didysis kambarys. Kaip matote, apačioj buvo smėlis išlygintas. Čia dabar šito ploto nededam. Aš toliau parodysiu. Šito ploto dabar kol kas nededam, nes reikia truputį kanalizaciją man paleisti į apačią. Kai šiandien negalėjau, turėjau išvažiuoti. Tai rytoj būsiu ir paleisim tą kanalizaciją į apačią. Ir tada visą čia uždarom irgi. Taip, ką mes dedam? Mes dedam 10 polistrolo kietą. EPS 100 yra grindinis polistrolas. Ir viršutiniam sluoksniui irgi žadėjom dėti EPS 100 tokį pat, bet dedam biškį plonesnį, bet kietesnis. Čia yra EPS 100, čia yra EPS 200. Tai čia yra dvigubai kietesnis ir jo varža yra didesnė. Tai čia žaidėm vien dėl aukščio, dėl smėlių, nors buvo planuose dėti 20, bet šitas yra, sakau, 2 kartus yra tankis didesnis. Tai jis didesnį šilumos vaidmenį atlieka irgi. Taip, čia šiaip šilumai tikrai užteks, čia šildomų grindų nebus. Taip, pamatukas yra irgi apšiltintas, matot. Dedam polistrolą atskirai prie pamatą, visur apsišiltinam. Paskui prisipjausim, pasižiūrėsim dar, žinot. Va, aukštį pasižiūrėsim, kur gausis, tai vat kažkaip taip. Taip, toliau kas kambariuose. Čia kambariuose yra jau sudėtas polistrolas. Yra dėta plevelė 2 sluoksniai ir tinklas ant viršaus yra uždėtas. Paskui truputį mes jį prikelsim. Tai čia va visi tinklai susidėti, paruošti. Toliau mes turim, čia bus ta vonė, kurią šią savaitę aš jau pradėsiu ją daryti. Tai čia irgi Hebras prašiau, kad iki galo nedėtų. Tai nes ten reikia man vamzdžius prasivesti, reikia kanalizaciją atsivesti iš tos skylės ir per čia turės nueiti dar, dabar galvoju, į tą pusę, ne, į tą pusę neis, tik tais, dabar galvoju, kaip tenais, ten bus dar kambariukas, ten bus skalbimo mašina, ten kambariukė, tai nežinau, kaip ten su kanalizacija reikės pasižiūrėti, bet greičiausiai, kad teks ją nuvesti irgi tenais. Tai sakau, dėl to mes turim kuo žemiau čia pasidaryti, kad mums aukščiai leistų prasivesti kanalizaciją kaip priklauso. Čia kaip ir minėjau, bus dušas, kriauklė, tualetas, kriauklytė, per tvarėlę bus, grindis jau yra apšiltintas, viskas. Tai čia kaip ir paruošta. Čia buvo tokia siena pastatyta, biškai mes su šeimininku nesusišnekėjom, kažko nesupratau gal. Nu, žodžiu, gavosi taip, kad mes čia tą medinę senelį išsigriovėm, bet šeimininkams sakiau, jeigu ką mes galim persatyti iš naujo tą senelę, bet vis tiek mes turim griauti visas lupt grindis, jau automatiškai būtų išsigriovus ir pati siena, nes ant oro jinai nestovės, nes mes tas grindis turim visas betonuotis. Tai automatiškai būtų ir ta siena visai išsilupus, nes ta siena stovi ant tų balkių, kurie matau čia šiuo atveju tokie jau patrūnėja. Bijau net stotis, realiai. Kokie tie balkiai supuvę. Nes jau čia jau yra auksinė taisyklė. Jeigu tik vandentekis ir papačia buvo medinės grindis, tai bus supuvę čia jau taisyklė numeris 1. Taip, šitie vamzdžiai visi išsigriaus ir per čia mes prasivesim tenais. Čia turėtų kažkur išlysti irgi kanalizacija, paskui mes susirasim. Čia atsivesim į tą kamurkę, sakė šeimininkai nori čia, kad skalbimo mašina būtų. Tik dar patikslinsim ar čia, ar ten toliau, tai žodžiu prasivesim. Bet čia turim pirmą viską irgi išsilupti, tai čia galbūt rytoj jau Hebra išlups irgi. Susidėsim polistrolą, smėlį susivešim dar. Aš tik galvoju, mes su šeimininkais buvom šnekėję liktis čia įėjimo grindis, kaip ir nebuvom planavę, bent jau kiek man rodė ten brėžinį. Bet žiūriu, ar neteks tik ir čia lupti, bet gal neteks, matysim. Taip, toliau kas? Čia yra vandentikis atvestas iš miesto. Tai rytoj bandysim skambintis į vandenis. Ir dar su šeimininkais reikia paklausti. Šeimininkai, jeigu žiūrit šitą video, žinau, kad tikrai žiūrit,
dėl skaitliuko, kur jūs norit, kad būtų. Ar čia norit, kad čia jis ir būtų taip po tais laiptais, ar norit vonioj, kad būtų tenais viduj. Tai šitą klausimą irgi pagalvokit, bet aš galvočiau, galbūt netgi čia ir po laiptais, visai neblogas variantas. Toliau, kas čia eina, žiūriu, bandau suprasti palytus vamzdžius. Čia nueina, čia nueina. Čia yra antras skaitliukas, tik nesuprantu, kam jis čia. Ar čia laistymui jis buvo, ar gidroforui. Bet gidroforui negali būti skaitliukas. Nežinau, reikės čia pasižiūrėti, paskui kai ardysiu viską, aš išsiaiškinsiu, iš kur čia tie vamzdžiai nueina. Dabar čia velnės gali galvą nusisukti. Toliau, kas čia eina, šildymo vamzdžiai viršui. Čia boileris kabėja. Ta boileriuką šeimininkai sakė, nori tenais, kad būtų, eitų į kamurkę irgi. Tai tik tais dar šeimininkai, jeigu jūs žiūrit, jūs buvot minėję dėl vandens. Ar norit, kad būtų momentinis tas dušui pašildytojas vandens, ar norit iš boilerio, kad būtų. Tai irgi, jeigu matot, atsakykit man asmeniškai. Toliau. Čia kaip ir parodžiau. Čia viskas montuosis lauk, tie visi vamzdžiai. Šičia buvo pečius stovėję senoviškai, kai sakau, visose trobose būdavo po 2-3 pečius. Pas mano uošių irgi taip tarp kitko buvo, tai paskui įdėjom katilą ir visi pečiai buvo išgriauti. Tai čia irgi mes negalime iki galo išgriauti, kad neišvirstų tą visą sieną, sakykim taip, kad čia neprisidirbtumėm nereikalingą darbą. Tai truputį paliekam, iki čia daisim polistrolį ir užsibetonuos lygiai su grindiniu. Čia kaip ir buvau minėjęs, siena stovi ant plytų. Pamatukas yra. Yra pamatukas ant plytų ir medinis balkis stovi. Taip, čia irgi kambariukas. Čia chebra irgi sudėjo gabaliukus prie krašto jau. Čia nemėtit medžiagų be reikalo. Irgi pamatukas apšiltintas, kaip matot. Irgi čia. Čia jau dėsis dar vienas sluoksnis plevelės ant viršaus ir tinklas. Čia jau viskas grindis apšiltintas bus. Čia tik tais valika gabaliukus dar susidėti. Ir bus liuks. Taip, čia buvau jau rodžiau, pasakau, bet kas bus dar, šičia šeimininkai nori, kol parvažiuos per mėnesį padaryti šitą kambariuką. Tai reikės židinį pastatyti, elektrą pravedžiuoti visur, kur priklauso, vandentikį atvesti čia padaryti, išgipsuoti viską, laukinės sienas apšiltinti reikia, plevelę dėsim vatą dėl garo izoliacijas, kad vėjai nešviltų, netrauktų lauk šilumos. Visus tuos mes lupsim lauk, va šitus fanieras, viską išsilupsim, pasižiūrėsim, kaip ką, jeigu bus kažkur kiaurymės, paimsim, užpūsim dar, užtaisysim, užsandarinsim, bus gerai. Susitvarkys langokrašiai viskas, palangės išliks tos pačias, kaip matau, čia neblogas. Langai nudažyti čia, jau nupurvinti, matau, pabandysim nuvalyti mes jūs. Sutvarkysim langokraščius, apšiltinsim irgi, kad neįtų šaltis pro langų kraštus. Ir tiek, va tokia vizija. Dar nori šilumos siurblį žmonės, kad pastatytumėm iki grįžtant. Tai su meistrais savo suderinęs. Tai sakė, jokių problemų, atvažiuos, pakonsultuos, kur ką geriau. Bet aš manau, kad kažkur va čia reikėtų statyti. Ir paprasčiausiai, kai pastatysim šilumos siurblį, jisai vis tiek turi tą plaukiančią režimą, jisai pūs į visus šonus. Ir sakykime, kai bus pradarytos duris, ta šiluma ar vėsinimas karšti, kad jisai tiesiog pūstų į visus. Čia labai dėkinga vieta, čia va šita būtų. Šičia arba gal netgi va ten būtų ant tos sienos irgi. Jis tai praktiškai čia labai kompaktiškai išdalintų visą šilumą. Tai tiek, tam video papasakot norėjau, nežinau, dar sakiau, čia židinys bus, židinė kapsulė. Irgi važiuosim į Šiaulius parvežti židinę kapsuliukę, žiūrėsim, ką galėsim gauti. Koks tas mūsų biudžetas, biudžetas žinau aš koks jis yra, bet kad tilptume mes patys į tą biudžetą, kuris yra, pasakytas, kokia kaina. Tai turbūt šiam video tiek ir kaip sakant, ryt bus naujas video, kai pradėsim jau santechniką darytis. Ir vonę čia pradėsim darytis, viską, tai žodžiu, iki rytojaus draugai, susimatysim sekančiam video.
Būtinai uždėkit laiką, ačiū, kas dažiūrėjote iki galo. Ir iki.